Žinai, kuo skiriasi sveikas dantukas nuo sergančio? Sveikas dantukas yra baltas, tvirtas ir be skylučių. Ką daryti, kad tavo dantukai būtų tokie? Labai paprasta. Reikia juos teisingai valyti. Valydami apsaugome dantukus nuo apnašų ir bakterijų. Patikėk, būtų labai nesmagu, jei jos apsigyventų tavo burnoje. Taigi ginkluokis dantų šepetėliu ir kovok su jomis kasdien. Jei nori nugalėti apnašas ir bakterijas, valyk dantukus 2 kartus per dieną. 2 minutės iš ryto ir 2 minutės vakare. Arba maždaug tiek, kiek trunka tavo mėgstamiausia dainelė. Išduosiu paslaptį. Bakterijos labai nemėgsta dantų pastos. Todėl išsirink mėgstamiausią skonį – mėtų, braškių ar kramtomosios gumos. Ir pirmyn. Ei, tik atsargiai. Pastos geriau nenuryti, nes tavo pilvukui tai labai nepatiks. Užtepk ant šepetėlio nedidelį žirnelį pastos, išsivalyk dantukus, o tada išskalauk burną ir spjauk. Na va, dabar gali ramiai eiti miegoti. Oi, palauk, vos nepamiršome kai ko svarbaus. Valyk dantukus ne bet kaip, o sukamaisiais judesiais. Na, lyg norėtum juos švelniai pakutenti. Iš visų pusių. Štai taip. Pirma tolimiausius, paskui priekinius, būtinai išvalyk visus kampučius, kad blogosios bakterijos nebeturėtų kur pasislėpti. Atrodo dabar jau tvarka. Švaru. Žinai, kaip dar gali padėti savo dantukams būti sveikiems? Galėtum valgyti daugiau daržovių. Saldumynai skanu, bet jie limpa prie dantukų. Be to juose daug cukraus, o jį labai mėgsta ir bjauriosios bakterijos. Tik nebijok. Jei vietoj saldainio dažniau suvalgysi morką ar obuolį ir netingėsi kasdien teisingai išsivalyti dantukus, jie bus balti, sveiki ir laimingi. O tu galėsi plačiai šypsotis.